Imkim antrosios pakopos pensijų fondus. Ignas Vėgėlė, žmonių advokatas. Iš kurių jūs negalit pasiimti pinigų, dabar svarsto, ten, kiek leis čia, jiem 25% pasimti, gal 20%, nepasitikėti žmogum, ką jis gali daryti, tai čia yra laisvės pažymas. Sutaupiau tos pinigus fondui, ateinu ir pasiimu, jeigu noriu, čia yra mano pinigai. Ne, sako, jūs galit kazino pralošti. Buvo toks straipsnis beje. Pensininkai nais ir praloš kazino. Mane purto, kai yra prievarta verčiamas žmogus taupyti, kažką daryti, tu sukurk sąlygas, kad žmogus norėtų tai daryti. Parodyk, kad tas fondas realiai atneša naudą ir žmogus norės tai daryti. Bet logika, žiūrėkit, dar toliau eikim. Žinot, kiek yra antrosios pakopos pensijų fondo turtas bendras dabar Lietuvoje? Ta suma, kur pasakysiu, jūs sakysite, čia kažkoks kosminis laivas. 5 milijardai eurų. 5 milijardų nei vienas mes čia nesuvokiam. Nes tai yra tokios sumos, kurios yra... pagalvoti reikia, kiek ten tų nulių pradžioje, ar ne? Bet žiūrėkit, 5 milijardai. Kur jie visi laikomi? Viskas investuota į finansų rinkas, kurias kažkur. Ir mano klausimas, kodėl jie yra užsienį investuoti? Jūsų pinigai, maža to, kad jums neleidžia jų paimti, investuoja juos į užsienį. Juk nustatyk taisyklę, tą, ką daro protingos valstybės procentą, tarkim, 40% būtina diversifikuoti. Negali 100% daryti, aš tą žinau. Ir tą visi turim suvokti. Bet tokio 40%, 2 milijardus, sakyt, privalai investuoti Lietuvoje. Ignas Vėgėlė, žmonių advokatas. Man atsakai, aš tau